Sveiki susirinkę mūsų jau 8-ąją kibernetinio labirinto seriją. Taigi šiandien svečiuose mes turime iš Nacionalinio kibernetinio saugumo centro atstovą Povilą Klėgerį ir šiandienos mūsų tema yra interneto higiena - misija įmanoma. Taigi mes turime keletą rubrikų. Pirmoji rubrika yra, kur aš jūsų mėgstu paklausti, tai kuom jūs mėgstate užsiimti, kokie jūsų hobiai, pristatykite, papasakokite apie save plačiau šiek tiek. Taip, tai sveiki, mano vardas Povilas Klėgeris, esu iš Nacionalinio kibernetinio saugumo centro kompetencijų ugdymo skyriaus. Tai pradedant nuo savo pomėgių, tai mano toks vienas iš pagrindinių pomėgių yra tikriausia, bent šiuo metu, kadangi daug laiko neturiu, tai klausyti knygas. Stengiuosi daug apie žurnalistiką ir politiką paklausyti, o anksčiau, kai turėdavau daugiau laiko, tai užsiimdavau žaisti tokius žaidimus kaip Dungeons and Dragons, vesdavau savo grupiai, tai iš pomėgių pusės tikriausiai tiek. Labai smagu ir labai įdomu. O iš tiesų mes šiandien susirinkome daugiau šnekėti apie kibernetinio saugumo higieną, gerasias praktikas ir būtent spalio mėnesis ir yra į tai orientuotas, nes spalio mėnesis yra žinomas plačiai kaip Cyber Security Awareness Month ir mes kaip tik šiandien ir paliesime labai plačiai mokymų temą. Tai labai būtų įdomu išgirsti, koks buvo tavo kelias į kibernetinio saugumo mokytojo rolę. Taip, tai šiaip iš tikrųjų toksai sąlyginai įdomus kelias, nes viduje pas mane pastoviai, gal net ir dabar vyko tokia kova tarp to techninio žmogaus ir to socialinio ar iškalbaus žmogaus, ką turėjau omenyje. Pradėjau studijas nuo programavimo, bet tik pradėjus studijas sąlyginai neilgai, jom praėjus supratau, kad programavimas, tikriausiai nėra man pilnai toks kaip jau kodinimo dalykas. Ir šiaip nebuvo taip, kad nors ir tikslus dalykai patiko, bet ten jau matematikos, kai prasidėjo aukštoji matematika, nebuvo mano mėgstamiausias dalykas. Tai teko suprast, kad techninė pusė ar techninė specialybė nebuvo pilnai man. Tada ieškau savęs komunikacijoje ir darbo patirtis man davė šiek tiek suprast, kad galiu vesti mokymus, užsiimti edukaciją. Tai nebuvo gal ta akademinė edukacija, bet kaip specialistas save gavau išbandyti ir panaudoti savo tiek tuos komunikacinius gebėjimus ir įsigilinti, kaip įtraukti žmonės į edukaciją. Tai labiau pas mane tas toksai edukacinis momentas ateina iš mano darbo patirties. O kalbant jau kaip atėjau iki NKSC ir apskritai, vėlgi, kaip ir minėjau, nesu techninis žmogus, bet man visada patiko tas galbūt kibernetinio saugumo psichologinis aspektas, apie ką tikriausiai šiek tiek daugiau ir pakalbėsime, kadangi tai yra su edukacija labai susiję. Ir aš manau, kad kibernetinio saugumo sferoje visoje aš galiu labiau iš tos pusės prisidėti ir tas mane ir atvedė mano tas toksai kaip specialisto pasirengimas mokymam, leido man ateiti į šią rolę ir matyti save kaip tą tokį kibernetinio saugumo edukatorių. Pas mane iš tiesų irgi buvo ganėtinai panašus kelias. Aš pradžiai studijavau programavimą, tačiau irgi supratau, kad galbūt tai nėra visiškai man sritis, irgi turėjome ir aukštąją matematiką, ir C++ ir panašiai. Tai galbūt irgi kažkiek supratau, kad taip giliai nenoriu eiti į tą sritį ir galbūt irgi nėra tai visiškai man, bet atradau irgi kibernetinį saugumą ir netgi taip netyčiom gavosi, kad pasinėriau irgi į edukaciją. Yra tekę vesti mokymus ir yra tekę vesti ir labai ilgus mokymus, kur kiekvieną savaitės darbo dieną reikėdavo po 4 valandas praleisti su mokiniais. Tai tikrai buvau ar savo ar ne savo norų kažkiek pasinėrus į šią sritį, tada supratau, kad ir man asmeniškai tai yra labai įdomu, yra ir tekę pačiai prisidėti prie mokymų kūrimo, tai yra platformai, kitaip tariant, Moodle kurti mokymus ir panašiai, tai man atrodo, kad mūsų pokalbis netgi gausi labiau kaip diskusija, nes mes abu panašu turime šitoj srity patirties. Bet daug įdomiau būtų išgirsti konkrečiai apie Nacionalinio kibernetinio saugumo centro viziją ir tikslus. Tai vėlgi, pas mus pasiimsiu telefoną, kad nesumaišyčiau mūsų vizijos ir misijos, bet NKSC arba pradėsiu sakyti NKSC, kad bus paprasčiau. Vizija yra, kad Lietuva būtų atspari kibernetinėms grėsmėms. Tai vėlgi čia toks labai platus užmojis, bet
grįžtant prie bent, kada yra įrašomas šitas podcastas geopolitinio to tokio mūsų klimato, tai manau, kad ta vizija yra sąlyginai svarbi, nes kibernetinės grėsmės, atsižvelgiant į tai, kad mes esam apsupti technologijų ir ypač dar labiau yra jaunimas, tai vizija yra tikrai svarbi, o misija tai įkvėpti ir įgalinti Lietuvos žmonės ir organizacijas apsisaugoti savo informaciją, paslaugas ir turtą nuo kibernetinių grėsmių. Tai vėlgi apsisaugojimas ateina įvairiomis formomis. Aš kaip edukatorius ir tu tikriausiai šitą puikiai supranti, kad ta edukacija yra labai svarbus to apsisaugojimo aspektas ir vėlgi, kaip mes kalbame apie visuomenę, tai tikrai ne visi žmonės žinos ten techninius aspektus kibernetinio saugumo ir iš tikrųjų net neturi visi to žinoti, bet jie turi suprasti, arba kaip mes mėgstam visi tą tokį raktažodį, kritinį mąstymą turėti, kad galėtų suprasti, kada kažkas ne to vyksta. Ir ne tiek galbūt suprasti, kaip tai vyksta labai detaliai, bet kad reikia kažkokių veiksmų imtis, kad to bandyti išvengti. Vat NKSC misija ir vizija tokia ir maždaug mūsų vieta šioje misijoje ir vizijoje. Ir būtent šitie jūsų sukurti mokymai ir yra tokie, kur padėsintys išpildyti būtent jūsų viziją ir misiją. Ir labai įdomu, koks buvo tų pačių mokymų kūrimo procesas. Taip, tai vėlgi prie mokymų šiek tiek ir aš dirbu, bet pagrindė dirba mano skyriaus kolegės prie mūsų viešai prieinamų nuotolinių mokymų. Tai pats procesas yra toks sąlyginai paprastas, jeigu tai paimsim, tai pradedam nuo koncepcijos darbus, susidedam konceptualiai, kokias mes temas norime padengti. Vėlgi yra tų tokių bendresnių mokymų, tai pavyzdžiui kibernetinė higiena, kur visiems žmonėms gali prisitaikyti tam tikri pasiūlymai, metodai ir gerosios praktikos. Tuo pačiu metu yra labiau gal tų tokių tikslinių auditorijų, tai pavyzdžiui, seniorų kursas neseniai, kur tikrai pamastome, kaip prieiti tą mūsų tikslinę auditoriją, pagalvojame, kas jiems galbūt yra tiek aktualu ir tiek kaip juos yra žiūrima ir kas galbūt edukacijoje netaip yra daroma tai tiksliniai grupiai, kad jos neįtraukti į tuos mokymus. Tai bandome visus šitus dalykus apsižiūrėti toj konceptualioj daly, o tada pereiname prie informacijos rinkimo, tai susirenkam visą informaciją, pasinaudojame savo praktiką ir tada pritaikome mūsų tuos konceptualius jau tiek temas viską sudedam, tiek konceptualiai pasižiūrim, kokia buvo mūsų mokymų kryptis ir stengiamės visą tą informaciją sudėti taip, kad pasiektume tą tikslą, ką jau nusimatėme. Tai maždaug būna toks mokymų procesas, aišku, po to darome peržiūras tų mokymų vidinės, kad susitikrintume ir viskas mums ten yra bendrai tvarkoj, tai praeina šitus dalykus, pasitikriname visus kalbos niuansus, bet irgi būna kartais išlenda. Tai stengiamės susižiūrėti viduje viską, kiek įmanoma daugiau, prieš jau išeinant viešai su tais mokymais. O kiek apytiksliai gali trukti mokymų kūrimo procesas, ar mėnesį, pusę metų? Tai čia labai priklauso nuo tų mokymų ilgio, bent jau tokio, kokį mes nusimatome. Tai jeigu tie mokymai, sakykime, čia pas mus toks vienas iš pagrindinių matų, tai sakykime, valandos yra žiūrime. Tai irgi įvairiai gali užtrukti priklausomai nuo auditorijos, kurioje mes mokymus kuriame. Nes yra tam tikrų kursų, kurie labiau tokie su daugiau to niuanso yra, tam tikrų dalykų reikia palies, kur galbūt kitose mokymuose nereikia. Bet jeigu, pavyzdžiui, bendrinio to tipo kursai, kibernetinė higiena, tai tas visas procesas gali iki kelių mėnesių iš tikrųjų užtrukti. 1-2 mėnesiai, susikonceptualizuojame, surenkame informaciją, sudėliojame tą informaciją, pasidarome vidinį review ir tada paleidžiame. Ir svarbu pabrėžti, kad šitie mokymai yra plačiai visiems prieinami ir jie yra nemokami. Teisingai. Jie visiems yra prieinami viešai mūsų mokymų platformoje mokymai.nksc.lt. Arba rasite nuorodą ir per nksc.lt, jeigu nueisite. Ir platformoje reikia tik tais prisiregistruoti, bet vėlgi, ta prisiregistravimo informacija yra renkama tam, kad mes matytume, kokio tipo žmonės priėjo prie mūsų
mokymų platformos, tai jeigu, pavyzdžiui, mes sukūrėme kursą senioram, tai mes tiesiog norėtume žinoti, kiek seniorų praėjo tą kursą, nes tai yra svarbi informacija. Ir aišku, ta informacija yra dar taip pat svarbi, kaip mes renkamąją grįžtamąjį ryšį renkam. Tai vat. Kaip tik dabar labai norėčiau paskaityti kursus, kurie šiuo metu randami NKS, tai yra kibernetinė higiena darbe, kibernetinė higiena namuose, kibernetinė higiena seniorams, toliau kibernetinė higiena MVI darbuotojams, kibernetinė higiena mokiniams, kibernetinės higienos kursos mokytojui. Toliau eina kibernetinis saugumas organizacijų vadovams, kibernetinis saugumas MVI vadovams, informacijos saugumo vadovo kursas, saugumo operacijų centro analitiko kursas. Toliau turime įvadas į kibernetinių incidentų tyrimas ir MISP naudojimo vadovas. Taip pat matau, kad yra skirtingi sudėtingumo lygiai. Yra sudėtingumo lygis pagrindai, toliau yra kitas strategas, ekspertas ir specialistams. Tai galbūt ateityje dar atsiras sudėtingumo lygio, aš taip spėju, kad galbūt dar su laiku atsiras kursų ir labai įdomu, ar, sakykime, ar gaunate kokių užklausų, sakykime, kad norėtumėt, kad būtų įtraukti, kažkas norėtų, kad būtų įtraukti dirbtinio intelekto mokymai, kaip saugiai jo naudotis, ar dar kokie nors, ar pasimatė koks nors poreikis kitų kursų. Tai kadangi ten buvo keli klausimai, tai atsakysiu po vieną. Iš pradžių, kalbant apie tos sudėtingumo lygius, tai gal nenorėtų jų per daug prisidaryti, nes tada, aišku, žmonėm gali šiek tiek žmonės painioti, kuris tas lygis jiem tinka ir panašiai. Tai dabar, kiek turim tų lygių, tai bandome taip išskirti, kad būtų paprasta suprasti, ar tai yra toksai bendrinis kibernetinės higienos koksai tai kursas, ar tai yra labiau, vėlgi, strateginis, ten kalba labiau apie vadovo lygmenį, ar tai ten eksperto kursas, nes vėlgi turime net ilgesnius kursus ekspertam, kaip ir paminėjai, kurie taip pat irgi viešai prieinami yra. Ir dar paminėsiu, net atitinka kibernetinio saugumo įstatymo tvarkų aprašus, kuriuos reikia išlaikyti. Tai kalbant apie pačius lygius, tai tokia informacija, o tada pereinant prie dirbtinio intelekto, šiaip labai įdomi tema yra, įdomu gal iš pradžių išgirsti, kaip tu galvoji, jeigu mes kalbame apie kibernetinės higienos tokią bendrinę edukaciją, ar dirbtinis intelektas turėtų būti kaip atskiras kursas, ar tai turėtų tiesiog per visus kursus pasimatyti? Turbūt priklauso, koks yra poreikis. Jeigu yra kokia nors organizacija, kur tiesiog, kaip sakant, užsidėti vadinamą checkmarką, kad praėjo mokymus ir galbūt neturi jie poreikio labai giliai gilintis ir jiem reikia tiesiog valandos mokymų, tai galima apie dirbtinį intelektą paviršinėme lygmenį, bet jeigu yra poreikis, yra organizacija, kuri iš tiesų su tom dirba ir daug dirba, tai manau turėtų būti atskiri mokymai. Nes va čia ir eina kalba apie tą dirbtinį intelektą kaip apie tokią temą, kad iš esmės gilesni mokymai, ką aš ir norėjau pasakyti, tie atskiri mokymai, jie kaip ir yra svarbu tiem žmonėm, kas nori geriau suprasti, kas yra tas dirbtinis intelektas, galbūt kaip jisai veikia. Bet ar dauguma žmonių tai domins, nėra aišku, bet bendrinių aspektų jį turi suprasti beveik visi, ką aš turiu omeny bendrinių aspektų. Kad nerašyti kažkokios asmeninės informacijos į dirbtinį intelektą. Arba vėlgi, labai dabar gera tema, kuria eina, čia skaičiau LinkedIn postus irgi, vaikų nuotraukų kelimas į dirbtinį intelektą. Ta prasme, tai tėvai paima, įkelia vaiko nuotrauką į dirbtinį intelektą, kad jis ten apdirbtų ir galbūt kokį nesuanimuotą paveiksliuką pateiktų ten kokių Simpsonų stilium arba nežinau kažkokio kitokio filmuko stilium. Gal ir toks nekaltas dalykas atrodo, bet ar tikrai tai reikėtų daryti, nežinau. Aš nepritarčiau, bet kiekvienas, aišku, žmogus pasirenka savo. Bet reikėtų žmonės, va čia ir yra svarbiausia, kad reikėtų juos edukuoti tuos dalykus susijusius su informacijos kaupimu, su dirbtiniu intelektu, tai čia turėtų būti tikriausiai visur šitas dalykas paminėtas. Vėlgi, tai čia aš pasakiau tokį sąlyginai gal asmeninį pavyzdį, bet organizacijom, sakykime. Organizacijos ten turi savo kokius tai vidinius dokumentus, ar tai būtų kokios tai sutartys, ar procedūros, kas turėtų likti konfidencialu ir organizacijos viduje, ir dabar pradeda kelti į dirbtinį intelektą, kad jiems santraukas paduotų, arba ten kaip pagerinti klaustų, arba kad,
čia fantazijos reikalas. Bet esmė tame, kad kelia tuos dokumentus į dirbtinį intelektą. Vėlgi, pavojus pačiai organizacijai, nes atskleidžia savo vidinę informaciją. Tai grįžtant prie to pagrindinio klausimo ir kodėl aš paklausiau, tas atskiras kursas jis tikrai ateityje bus, nes toks dirbtinis intelektas kaip dalykas jis sąlyginai dar naujas, sakyčiau, yra, nors aišku, moksliniai bendruomeniai jau sakytų, kad jis nėra naujas, bet visuomeniai jis dar sąlyginai toks naujas dalykas yra. Gal iš tų atžvilgių, kad ne visi tiesiog suvokia tas rizikas, kaip reikėtų suelgtis ir kokias jis pasiekmes gali turėti ilgalaikiam laikotarpį. O tai va čia kodėl tą kursą reikėtų apskritai padaryti. O galų gale vis tiek ilgalaikiai perspektyvoje tai dirbtinio intelekto suvokimas ir ta visa sauga susijusi su dirbtiniu intelektu pavirs bendrosios higienos tiesiog dalimi. Mes turėsim tai suprasti ir suprasti tas rizikas. Tai panašu, kad kursas kažkada ateityje bus, o šiaip kalbant apie kitų organizacijų, ten kažkas ateina ir kažkokį turi pageidavimą, tai visada atsižvelgiam ir tikrai yra buvę tų pageidavimų. Tik tai, aišku, mes kaip Nacionalinis kibernetinio saugumo centras turime savo prioritetus, norime šviesti visuomenę, bet galų gale tai vėlgi atstovaujam visuomenį ir atstovaujam kritiniai infrastruktūrai pagrindę. O tada visi kiti klientai ateina. Taip, dar trumpas komentaras iš mano pusės, kaip tik kai pasakojote apie tai, kaip LinkedIn'e skaitėte, aš irgi kaip tik vakar LinkedIn'e skaičiau tekstą apie nuotraukų, tiksliau konkrečiai vaikų nuotraukų kėlimą. Ir buvo toksai, taip sakant, kaip trendas, kur, sakykime, aš įkelčiau savo jaunesnės nuotraukas, sakykime, 10 metų. Ir savo dabartinę nuotrauką, savo dabartinio amžiaus ir tenais vadinasi, man atrodo, Hug My Younger Self, taip tariant, apkabinti save jaunesnį ir ten tada sugeneruojamas toksai kaip mini video montažas, kaip aš tiesiog save kokie 10 metų apkabinu ir dėl to labai daug ir buvo vaikų nuotraukų keliama, kad tiesiog šitą trendą išpildyti. Taip pat, kas liečia duomenų kėlimą, tai aišku, apart konfidencialių duomenų įvairių, tai dar, manyčiau, galima užsiminti ir apie programavimą, nes programuotojai mėgsta ir kodą kelt, ir konsultuoti su dirbtiniu intelektu, tai irgi, manau, tenais galima rasti įvairios informacijos. Taip, čia kalbant, jeigu einam į techninius aspektus, tai tikrai taip ir netgi, vėlgi, čia grįžtant prie tos kibernetinio saugumo sampratos ir to jau kritinio mąstymo, kurį paminėjau, dirbtinis intelektas, jis ne vien surenka informaciją, kuri, vėlgi, net jeigu ten jinai labai ar konfidenciali turi būti ar panašiai, bet bilekas, kas yra jūsų asmens informacija, jisai vis tiek ją agreguoja, ją surenka, tada darosi apie jūs kažkokį profilį. Ta prasme, jeigu mes pradedam gilintis į kiek dirbtinis intelektas ten galės, arba gal jau net dabar gali iš tikro, nes, didžioji visuomenės dalis tai tikriausiai net nežino tų pilnų galimybių. Tai tokia nuotrauka orveliška pasidaro, kur jisai realiai galės mūsų visą modelį ir pažinos mus ten geriau, negu mes save patys pažįstam, kur jau, ta prasme, reklaminės kampanijos be dirbtinio intelekto tai jau darė ilgą laiką. Tai dabar yra dirbtinis intelektas, tai reikia apie visus šitus dalykus, ne tai, kad bijoti tenai tos ateities ar kažkas tokio, bet tiesiog suprasti, kad mes, dabar tikriausiai gyvename informacijos amžiui ir tai yra svarbiausias dalykas apie mus. Yra informacija, kurią mes pateikiam, kurią mes skleidžiam, kurią mes turim ir reikia tiesiog kiekvieną sprendimą darant pagalvoti, ir mes norim, kad ta informacija būtų vieša ir būtų tas tinklas platėtų apie mus, ar mes norime, kad jinai liktų privatesnė ir tik pasilikti patiems savo. Tai čia vėlgi kiekvieno žmogaus pasirinkimas. Taip, dar nekalbant apie tai, kad didžioji dalis žmonių netgi naudoja, sakykime, tą patį ChatGPT kaip savo psichologą. Ir jeigu tai išleistų viešumą, irgi turbūt būtų labai nemalonu daugam. Tai va, ir čia toksai irgi labai netgi, sakyčiau, jautri tema, kur paskutiniu metu tikrai pradedam daugiau apie tai girdėti, kad taip kaip psichologą, ar kad ten iš viso, kad gal ChatGPT geriau žmogų supranta negu kitas žmogus, kas iš viso šiaip yra baisus dalykas, kai tai pradedi galvoti. Tai, čia yra daug tokių spastų, kur kaip ir su visom technologijom žmonės gali lipti, tik tais, kad čia dar yra
šita technologija yra arčiau žmogaus gal negu bile kuri kita technologija, jeigu mes taip čia jau toks filosofinis gal labiau klausimas ir pastebėjimas. Jo, galite atsakyti į komentarus, ar jūs manot, kad yra dar kita kažkokia žmogiškesnė technologija negu AI-us, sakau, filosofinis klausimas. Nes tikrai yra tokių spastų, kur, įdomu, kaip ateityje tai paveiks mus kaip visuomenė tas intelektas. Vėlgi čia daro įvairius tyrimus, aišku, ir dabar, bet, vėlgi išlenda tokie momentai kaip su tuo psichologu, kas labai geras pavyzdys yra. Taigi manau, kad apie dirbtinį intelektą galėtume šnekėti ir čia Tikrai galėtų taip. būti tiesiog visa atskira tema, bet grįžtant trumpam prie mokymų, tai labai įdomu sužinoti, ar susidūrėt su kokiais nors iššūkiais, kuriant atskirai mokymus, sakykime, senioram, moksleiviam, ar gal interviu kokius nors darėte, ar davėte kokiems senioram protestuoti, ar kaip tai atrodė? Tai, kaip ir sakiau, čia gal grįžtant ir kalbant apie tą konceptualizaciją pačių mokymų, tai kuriant kiekvienus mokymus, kurie susijęs su tikslinė auditorija, vėlgi bandom į tai įsigilinti. Tai apie tokius jau specifiškai kaip ir iššūkius kalbant, tai, paimkim tą pavyzdį, kas šiaip iš tikrųjų yra įdomu su seniorais, tai į seniorus yra žiūrima, lyg jie būtų gal ten technologiškai mažiau išmanantys ar panašiai. Ir gal statistiškai, jeigu mes pasižiūrėtume, tame yra kažkiek tiesos, bet tuo pačiu metu mes, kaip kalbame apie mokymus, reikia suprasti, kad seniorai, tą pastoviai girdi šitą faktą ir tie, kurie galbūt daugiau technologijom naudojasi, tai automatiškai tokie mokymai, kur mes tai parodysim, juos atmuš nuo norėjimo mokintis. Čia vienas iš tų tokių faktorių, kur reikia suprasti, kad mes norim pasiimti tam tikrą auditoriją, su jie dirbti ir sugalvoti, kaip mum ją prisitraukti. Tai su seniorais buvo tas toks vienas iš dalykų, ką tikrai bandėme apsvarstyti, tai kaip mum pateikti tą informaciją sąlyginai dalykiškai, paprastai suprantamai, bet ne tai, kad senioras jaustųsi, kad mes negerbiam to fakto, kad jie gali išmanyti technologijas. Tai čia su seniorais kalbant. Apie jaunimą yra šiek tiek kita tema, vėlgi. Jaunimas, čia kaip dabar irgi labai dažnai kalbama, ten dėmesys, visi šitie dalykai. Tai tu bandai padaryti kuo įmanoma interaktyvesnius tuos mokymus, įdėti daugiau nuotraukų, pateikti daugiau tokių galbūt pavyzdžių, kurie yra tokie tiek pasakojimo forma, tiek tie pavyzdžiai tokie yra labiau gal primenantys ten kokius filmus ar serialus, vis tiek. Nes mokiniui tikrai ten nebus įdomu, kokie, nežinau, kibernetinio saugumo jau techniniai, ten labai giliai dalykai, kurie yra susiję ten, kad tau reikia bandyti įsilaužti ir tai užtrunka 5 valandas. Tikriausia, jauną žmogų gal tas atmuš, nors tikrai yra ir tokių, kuriems tai įdomu, tai čia labai puiku yra, bet didžiąją dalį tikriausiai, jeigu mes kalbam apie tą bendrosios higienos mokymą, tai reikia apie tai pagalvoti. Tai reikia sugalvoti, kaip juos įtraukti, tai ar tai būtų pasakojimo forma, ar tai būtų per kažkokį realų pavyzdį, kuris gerai perteiktų tą teoriją, bet ir tuo pačiu metu jie tikriausiai dar būtų geriau, jeigu jie su tuo susiduria kiekvieną dieną. Šiaip aš ką labai mėgstu pasakoti, kaip einu gyvai pristatymus daryti, tai yra tas pavyzdys Captchos. Aš mėgstu pasakoti dėl to, nes tikriausiai yra, nežinau kaip bus ateityje, bet žinau, kad iki dabar kaip būdavo, tai tas toks labai įdomus būdavo klausimas, įrodyk, kad tu nesi robotas ir mes ten turim pasirinkti tos nuotraukytės, viską. Tai kodėl aš tą pavyzdį pasirenku, nes vis tiek būna ir tų momentų, kaip mes ten bandom prisijungti 2-3 kartus ir ten nepasirenkam visų nuotraukyčių ir tada dar paskutinė ta nuotraukytė mums gal šiek tiek ir psichologiškai, bet gal ir tiesiog realiai dėl to, nes taip ta nuotrauka atrodo, ten gali būti kelių pikselių klausimas ir tada galvoju, man rinktis, nesirinkti, panašiai. Tai šitą panaudoju istoriją kaip tokį komedinį galbūt pavyzdį, su kuriuo susitinka, bent iki dabar, kaip ir sakau, susitikdavo, žinau, kad aš susitikdavau, bet ir jaunimas dar būna susitinka su šitu pavyzdžiu. Taip įtraukė ir tada, kas po to pas mane visada eina, pavyzdžiui, pristatymas, tai slaptažodžių tema. Nes tai yra labai gerai susiję temos. Tu paklausi, sakai, o jūs žinot, kodėl ta Captcha egzistuoja iš viso? Ir, sako, jo, čia tikriausiai, kad tenai nebandytų daug jungtis ir panašiai. Sakai, teisingai, o žinot, kodėl kas bando daug jungtis? Tai čia tikriausiai ten botai kažkokie, sakau, panašiai, kai būna bando slaptažodžius jūsų nulaužti. Ir bando pastoviai gesina tuos slaptažodžius, kad bandytų įsilaužti. Tai kadangi ta Captcha egzistuoja, tai
tas procesas negali vykti, bent efektyviai, bet yra momentų, kada jis gali vykti, ten galiu išvardinti, kad ten jeigu duomenų bazės pavogė panašiai, bet tai nėra pagrindinis momentas ir tada einu į per kiek laiko tada slaptažodį galėtų nulaužti, tas jau taip vadinamas brute force'as. Nu, mes žinom, kad brute force'as, aš taip nenaudoju tokių terminų, kad tiesiog irgi jaunimo nesukonfuzinti daugiau. Ir tada aš jiem ten praeinu pro skirtingus slaptažodžius, su kiek laiko tai užtrunka nulaužti ir tada maždaug jau pereinam, iš ko susidaro stiprus slaptažodis. Nu, tai va čia toks kaip pavyzdys, kaip maždaug prieiti tas skirtingas auditorijas ir kaip gal šiek tiek net detaliau su tuo jaunimu, kaip darom, koksai procesas yra. Nes, nu, iš tikrųjų, kaip mokymus rengi, tai tu turi apgalvoti visus šitus momentus. Nes, nu, tai yra svarbu, čia ir yra tas edukacinis aspektas. O yra kokia nors statistika apie tai, kiek žmonių iš viso yra užsiregistravę į mokymų platformą? Tai statistika tikrai yra. Šiuo metu pas mus kursus šiais metais yra pabaigę apie 30 000 žmonių. Nu, dabar jau šiek tiek daugiau bus, bet prieš keletą dienų buvo 30 000. Nu, gal po dabar bus dar biškį daugiau, tikėkimės. O labai įdomu, patys kursai yra labiau statiniai ar dinamiški, ar, sakykime, išeina kokia nors naujo tipo pažeidžiamumas ir jūs atnaujinat mokymų turinį? Tai, nu vėlgi, su tuo mokymų turinio atnaujinimu, tai mes stengiamės atnaujinti labiau gal taip periodiškai, tai ar tai būtų kartą į metus ar 2 kartus į metus, pasižiūrime, kadangi kalba eina apie tą tokį kibernetinio saugumo higienos bendrinį supratimą, tai ten mes bandome atnaujinti atsižvelgia taip, kas iš jo naujo, vėlgi dabar dirbtinis intelektas galbūt daugiau turės vietos turėti kurse. Tuo pačiu atsižvelgiam į žmonių paliktą grįžtamą į ryšį po kurso. Vėlgi, visi gali palikti grįžtamą į ryšį, būtent tikrai atsižvelgiam. Ir į šitus dalykus atsižvelgiam, bet tada dar yra tas visas etapas, kur turime praeiti tą vidinę patikrą vėlgi kurso po to, kaip atnaujinimus atliekame. Nu tai, kadangi šitas procesas šiek tiek užtrunka, tikrai ne tiek, kiek viso naujo kurso sukūrimas, bet vis tiek tai gali užtrukti ten ir nuo mėnesio iki kelių savaičių, realiai, tiksliau nuo kelių savaičių iki mėnesio. Tai, nu, šitą dalyką darome periodiškai nusistatytų laiku. Tai mokymų platformoje tikriausia bus šiokie dar tokie atnaujinimai, bent jau su pagrindiniais kursais iki metų pabaigos tikrai yra numatomi, o jau po to matysime kitais metais irgi tikriausiai panašių laikotarpių. Kadangi vėlgi mūsų tie mokymai yra, jeigu taip žiūrime, jie labai yra pririšti prie kibernetinio saugumo įstatymo. O kibernetinio saugumo įstatyme, nu, taip jau nurodyta, kad turėtų būti ta pastovi, pavyzdžiui, darbuotojų edukacija bendrojo kibernetinio saugumo, tai ir mes maždaug bandome, kad bent jau į metus tas vienas atnaujinimas tikrai būtų, kad, nu, vėl sugrįžę į tą kursą neatrodytų kaip tiesiog tą patį dalyką vėl pereina žmonės. Ar kiekvieno kurso pabaigoje yra koks nors testas ir ar išlaikius tą testą yra gaunamas koks nors sertifikatas? Tai didžioji daly taip, yra ten keli kursai, kuriuos tu minėjai specialistam, po kurių nėra testo, nes jie labiau yra tokie rekomendacinio tipo su ten kodo eilutėmis, pavyzdžiui, MISPA kaip susetapinti arba su tos kibernetinio saugumo incidentais, tai kaip reikia tą tokį pradinį incidento tyrimą atlikti realiai. Tai juose nėra, bet visi kiti kursai turi. Kai tą paskutinį testą ir jau tą tokį sertifikatą gauni, kai tu išlaikai. Labai gerai, tai reiškia galima išlaikyti sertifikatą ir tada dar, nu, taip maloniai pasigirti kitiem, kad yra tokie kursai, išlaikiau sertifikatą ir kviečiu jūs irgi tai padaryti. Ir dar užsiminėt apie tai, kad yra organizacijos ir yra organizacijų viduje vykdomi įvairūs kibernetinio saugumo mokymai, kalbama apie higieną ir panašiai, tai labai įdomu paliesti apskritai kibernetinio saugumo kultūros temą. Kaip jums atrodo, kodėl tai apskritai turėtų rūpėti? Nu vėlgi, čia kultūrą galim ir tokiu platesniu lygiu žiūrėti. Iš tikrųjų, nu, yra svarbus momentas. Tai ar mes kalbėtume apskritai valstybės lygmeniu ar organizaciniu lygmeniu, o apie tą kibernetinį saugumą organizacijos kultūroje. Tai čia yra toks dalykas, kur jeigu mes negalvojame apie kultūrą, kai bandome išmokinti savo darbuotojus, tai tikriausiai tie ir mūsų mokymai efekto neturės.
Ką turiu omenyje? Jeigu pas mus organizacijoje yra priimta, kad tenai mes į savo asmeninius elektroninius paštus siūsimės informaciją iš darbinių paštų, nu tai nesvarbu, kad jie ten praeis tuos higienos mokymus, jeigu pas mus kultūra yra, kad taip daryti organizacijoje ir niekas nesako, kad čia kažkokia problema ar panašiai, nu tai tada ir visi kiti kibernetinės higienos tie dalykai nebus pilnai suprasti. Gal dalinai bus suprasti, bet nebus pilnai. Tai va čia tas vienas aspektas. Kitas aspektas yra irgi vat, apie ką pradedu pastebėti, pas mus Lietuvoje irgi labiau yra kalbama, kad vėlgi kibernetinė higiena, kaip ir kiti dalykai, ypač žiūrint iš edukacinės tos pusės, jie neturėtų būti kažkoksai tas mokymas eiti per baudimą kažkokį, kur yra gal šiek tiek, nu irgi netaip suprastas dalykas. Tai ką turiu omenyje, pavyzdžiui, daro kokią tai phishingo kampaniją organizacija viduj, nu ir kažkas ten paspaudžia ant to linko. Surveda ten duomenis, nu gerai, pažymi, kad jie tenai blogai padarė, ten tas žmogus pasigavo. Nu ir ateina pas tą žmogų ir sako, nesvarbu, kad tu ten laikėjai jau kursus šiais metais, laikyt dar kartą, nes tu paspaudai linką. Nu ir klausimas iškyla, čia yra pats efektyviausias būdas mokinti. Tikriausiai reikėtų, kad edukacija eitų, čia ne tiek kalbant apie pačius gal phishingo, nes phishingo simulacijos jos tikrai yra naudingos, tik tais ta reakcija po jų, kaip jie sureaguojama, va, čia yra tas edukacinis klausimas, kuris irgi labai įeina į kultūrą. Nes jeigu mes per baudimą bandome edukuoti žmonės, nu, tai jie labiau bijos, negu iš tikrųjų bandys kažką suprasti, o ta baimė, jinai galų gale vis tiek prives prie klaidų darimo. Tai bent žiūrime vat, per tą aspektą ir čia vat, kaip yra, ką turėjau omeny, kad pas mus Lietuvoje labiau pradeda kalbėti apie tai per tokį gal, kad nu, tas kibernetinio saugumo vadovas organizacijoje, CISO, kad jisai labiau turi per empatinę pusę žiūrėti šitus reikalus, o ne kad tik tais bandyti žmonėm diktuoti ten, kaip šitas ir šitas yra blogai ir bandyti sakyti, kad mes čia visi nieko nežinom ar nemokam, o iš tikrųjų bandyti suprasti tą žmogiškąją pusę, kodėl dalykai atsitinka. Nes čia labai paliečia daug aspektų tokių kaip, nu vėlgi, žmonės gali ten turėti tiesiog blogas momentas gyvenime ir, nu, jie va dėl to pasigaus. Tai jeigu mes net apie tai nepagalvosim ir nebandysim žmogaus edukuoti, kad, nu, net tais sunkiais momentais gyvenime čia gali bandyti jūs apgauti arba ten bandyti išvilioti informaciją, tai, nu, negerai bus. Jie tada žmonės tik tais bijos. Tai vat, kalbant apie tą organizacinę kultūrą, norėtųsi, kad viskas prasidėtų nuo to edukacijos einant per tą gal empatiją ir kad ta edukacija vėlgi jinai būtų tokia suprantama visais lygmenim organizacijos. Nežinau, nu, vat, kaip tau atrodo, jeigu organizacijoje vadovas tenai kalba, kaip reikia laikytis kibernetinio saugumo, koks jis yra svarbus ir tada pats ten, pavyzdžiui, slaptažodžius ant sticky note rašosi. Tai kaip tau atrodo, ar žmonės mokinsis organizacijoje rimtai žiūrės į tą kibernetinį saugumą? Aš visada, kai vedu mokymus, vienas pirmųjų klausimų būna, iš tiesų, gal būna kokia pirma, antra skaidrė ir buvo klausimas, kas organizacijoje yra atsakingas už kibernetinį saugumą ir aišku, atsakymas teisingas yra visi. Tai va, o dažnai, nežinau, kiek gauni, bet ar sako, kad kibernetinio ten saugumo koksai vadovas organizacijos? Dabar jau nebesako. Yra buvę, bet dabar jau kažkaip jau po žmonės kitoks suvokimas, tai jau nebesako. Ok, nu gerai girdėt, vadinasi, gal kažkas keičiasi visuomeniai, nu šitas turi dalykas pasikeisti ir noriu tikėti, kad einant laikui bus tik geresnė situacija. Ja, ir iš tiesų kaip tik turiu vieną labai įdomų pavyzdį, kalbant grinai apie tą kibernetinio saugumo higieną ir konkrečiai organizacijai vykstančius mokymus. Tai, sakykime, neminint pavadinimais yra organizacija, jie dirba ganėtinai, nu, nedidelis kiekis žmonių, sakykime, nu, iki 40 apytiksliai. Ir įmonėje visi dirbantys specialistai yra būtent kibernetinio saugumo specialistai. Aišku, vienokios ir kitokios ryties, bet jie tikrai turi kibernetinio saugumo žinių, turi gerą suvokimą. Yra galbūt vienas kitas darbuotojas, kuris specializuojasi, sakykime, marketingo srityje arba human resources, bet, nu, didžioji dalis yra kibernetinio saugumo specialistai. Ir viduj įmonės nevyksta tokie, kaip, sakykime, atskiri kibernetinio saugumo higienos mokymai, nėra nei iš kitos įmonės pakviečiamas žmogus, nei iš vidaus nieks neveda mokymo, yra, sakykime, darbuotojų valdymo platforma,
kur yra sukelti gal kokie 10 vaizdo įrašų, kuriuos reikia peržiūrėti ir tada pasižymėti, kad aš atlikau šitą kursą. Tai labai įdomu išgirsti būtų, nors visi praktiškai įmonė yra kibernetinio saugumo specialistai, ar vis tiek tada yra toks poreikis tokių kaip atskirų mokymų, kad prisėsti bent kartą į metus ar pusę metų, išklausyti visą kursą, kad iš vidaus įmonės kažkas pravestų, ar išoriškai pakviesti žmogų, kad pravestų, ar užtenka tiesiog video pažiūrėti tokiu atveju. Nu, bet va čia va ir įdomus yra dalykas, čia gal labiau grįžtam į tą kultūros visą aspektą, nes pirmas dalykas, tai kibernetinio saugumo organizacija, kurioje dirba ten, nu, šiuo atveju tikriausiai techniniai kibernetinio saugumo specialistai, ar jie visi visada yra irgi nepažeidžiami ir ten, kad jų nepaliestas kibernetinio saugumo incidentas, kad asmeniškai jiems neatsitiks, tikriausiai ne, nes jūs esame žmonės. Tai čia toks pirmas aspektas, o antras aspektas turi labiau į tą kultūrą, kas yra labiau susijęs su kultūra. Tai mokymai, aišku, yra svarbu, kad prisiminti tuos periodiškai, kad išklausyti, kad ir tą patį vaizdo įrašą. Tai yra svarbu, bet klausimas, kaip kultūra yra vertinama kibernetinio saugumo. Ar mes kalbam organizacijos viduje, nu vėlgi tikriausiai didžioji dalis žmonių dirba nuotoliu, tai ir jie ten tą savo kompiuterį, ar turi kokius, tai, nu jau čia labiau techniniai aspektai, ten VPN'us, ar kaip ten su slaptažodžių saugikliais, ar yra kažkokie papildomi raktai, su kuriais prisijungti visi šitie dalykai, nes jie irgi parodo tam tikrą tą kultūros supratimą, kad ant kiek yra svarbi tas kibernetinis saugumas, tas aspektas toje organizacijoje, kiek jisai yra svarbus ir kiek pati organizacija suinteresuota yra. Tai visi tie įrankiai, čia gal kartais irgi kalbama, kad ten, ar tai susikurti sunkesnį slaptažodį, prašoma, ar tai tenai, vėlgi ten kokį telefoną pasimti, kad ten dabar jungti su ta programėlė naudotis, ar tai tenai, nežinau, kažkokių papildomų klausimų klausia, kad priminimų į slaptažodžio, ar dar kažkas, nu, kur pasunkina tiesiog tau prisijungimą prie sistemos. Ir žmonės, nu, būna vis tiek, čia vėl tą slaptažodį keisti, čia reikia telefoną naudoti, čia prisijungti reikia kas 2 dienas, kas 3 dienas, čia gal perspausta. Ir kartais gal ir būna perspausta, bet čia visai atskira tema, bet galų gale vis tiek tai parodo, kad organizacijai yra svarbus tas kibernetinis saugumas ir nereiktų to nuvertinti. Žmonės labai priima tą tokį, kad aš geriau viską patogiau pasieksiu, negu čia, vis tiek niekam čia neįdomu nepuls. Kas yra toks pavojingas mąstymas. Kaip tik išgirdus komentarą apie patogumą irgi atsiminiau vieną pavyzdį. Tai iš tiesų, dirbant vienoje organizacijoje, pasakė, kad visi turime naudoti password managerį, būtent LastPass. Ir jeigu aš neklystu, man atrodo, LastPass yra turėjęs breachą, gal 1 ar netgi 2, ir čia, jie seniau vyko, bet tada atsimenu komentaruose užvirė tokia diskusija, kur diskutavome, ar geriau naudoti produktą, kuris, įmonės rekomenduojamas ir jau patyręs breachą, ar geriau tiesiog pasimti naują. Ir vieni kolegos komentavo, kadangi jis jau yra patyręs breachą, tai reiškia, jie dabar labiau apsisaugo, jie dabar kaip tik yra saugesni vietoj to, kad galbūt daugiau vargo būtų, bet pereiti prie produkto, kuris nėra turėjęs breachą. Tai, man atrodo, ta kultūra irgi yra atsižvelgimas į kitų nuomonę, reagavimas į kokius pokyčius ir apskritai kultūra yra visko visuma, nes daug kas, vis tiek priklauso ir nuo vadovo, reikia kažkokio kaip mediatoriaus, taip sakant, kad galėtų į abi pusės atsižvelgti ir priimti geriausią sprendimą. Ir, tiesiog yra ir tokių atvejų buvę, kur galbūt yra kažkokia diskusija, bet kaip ir kažkokio sprendimo neišeina priimti. Tai čia specifiniu atveju tai labai svarbu išgirsti, kokia yra vadovybės argumentacija, kodėl. Nes čia tikrai gali visi spekuliuoti, bet vėlgi vadovybė galų gale. Ir čia labai yra svarbus momentas su kibernetinio saugumo kultūra, kad galų gale vadovybė ar vadovas tai būtų, ar tai vadovybės nariai, jie yra žmonės, nuo kurių prasideda tas visas kultūros krypties padavimas. Tai kibernetinis saugumas, kaip ir kiti organizacijos kultūros dalykai, yra tų aspektų labai svarbus ir vėlgi vienas iš tų uždavinių, ką turi vadovybė iš pradžių padaryti, o tik po to perima darbuotojai. O tai visgi kalbant apie tai, kaip kibernetinio saugumo kultūra yra vystoma organizacijose, tai mokymai yra vienas aspektas, kitas aspektas yra nebausti. Jeigu mes, pavyzdžiui, praeitoje serijoje kalbėjome apie fizinę socialinę inžineriją, irgi buvo diskusija, kaip sakykime, aš, sakykime, apsimetu darbuotoju
Ir mano darbas, aišku, yra kiek ten įmanoma daugiau pašniukštinėti įmonės viduje ir, kitas realus įmonės darbuotojas mane įleidžia, bet aš iš esmės neturėčiau jo skųsti, nes tai neturėtų būti taikoma praktika, kad sakyti, vat, tas darbuotojas blogai padarė ir taip toliau. Tik taip tariant, mokymai yra vienas aspektas, kitas aspektas, kad tikrai nereikėtų eiti per tokį grumojimo pirštu, ar yra dar kokių būdų skatinti ir vystyti tą kultūrą organizacijoje. Nu tai pats pagrindinis kaip vadovui toks aspektas yra, kad rodyti pavyzdį ir pačiam juo sekti. Nu tai čia pats svarbiausias, pats toksai labiausia gal užkrito žodis. Base dalykas, kurį turi vadovas. Bazinis, pagrindinis. Jo, bazinis dalykas, kurį vadovas turi daryti, tai jisai turi tiesiog pats daryti tą, ką sako, tai rodyti tą pavyzdį. Nes jeigu vadovas nerodys to pavyzdžio arba kaip tik sakys ir nedarys to, ką sako, tai tada niekas rimtai ir nežiūrės. Tai čia pirmas pats svarbiausias dalykas. Tada, kaip ir tu sakei, eiti labiau per empatinę pusę. Vėlgi, šiaip labai įdomi tema yra su tais visais taip vadinamais socialiniais inžinieriais, kurie ten laužiasi. Paklausykite, jeigu turėsit laiko. Tai vat, tie testai ten tokie įsilaužimų, ar tai būtų techniniai įsilaužimai, ar tai būtų socialiniai, kai eina per žmonės. Tai vėlgi, bausti darbuotoją, kuris padarė klaidą, nėra tikriausiai korektiška, reikėtų žiūrėti, kas gal procedūroje netai buvo padaryta. Aišku, visada gali išlysti ir tas kompetencijos dalykas, tai reikia atsižvelgti ir darbuotojui reikia pasakyti, situacija tokia gavosi, su juo pakalbėti, tiesiog išsiaiškinti, kur kilo visas šitas dalykas, ar tai buvo žmogiška klaida, nes tokių irgi gali pasitaikyti tiesiog ir tai reikia priimti, ar tai buvo procedūrinė klaida, tai išsiaiškinus pabandyti pakeisti ir pakoreguoti tai, bet ne per kažkokį pyktį, o per tokį bendrą suvokimą, kad atsitiko dalykas ir geriau, kad jis atsitiktų testinėje aplinkoje, vėlgi, apie ką jūs kalbėjote su kolegomis, negu kad tai atsitiktų realiam scenarijui. Nes, vėlgi, testinėje aplinkoje atsitiko, ten tikrai nėra ko barti. Ir tada galų gale, vėlgi, kaip paduoti pavyzdžiai, atlikti tą tokią edukaciją, galbūt vėlgi atlikti tie tokie testavimai vidiniai. Tada toliau yra tiesiog tas tolimesnis domėjimasis, bet jau vėlgi tolimesnis domėjimasis labiau toks individualaus lygmens yra. Bet šiti pagrindiniai yra dalykai, tai kad padėti tą toną ir pačiam sekti vadovui, prisiminti periodišką edukaciją. Ir dar yra kitas svarbus momentas, nepamiršti, kad vėlgi organizacijos jos yra sudarytos, jos resursų kontrolę užsiema vadovai, tai kad kibernetinis saugumas jisai nėra bereikalingas ten pinigų švaistymas ar ten kažkokių resursų tik nuėjimas, o kad kibernetinis saugumas yra toks dalykas, kur tu geriau sumokėsi pinigus, kad kažkas neatsitiktų ir kad tie pinigai tu juos tiesiog sumokėsi ir nevyksta incidentai, gali atrodyti, kad kodėl mes čia tada investuojam, nes tie incidentai vis tiek nevyksta. Tai čia yra irgi labai pavojingas mąstymas, tai vadovybė turi labai racionaliai suprast, kad tu geriau tiesiog mokėsi tuos pinigus kaip už kokį draudimą, kad niekas neatsitiktų, negu vietoj to, kad kažkas jau atsitiks ir tu per mažai jau mokėsi. Nes tada tai jau gali tikrai per vėlų būti. Tai čia irgi labai svarbus toksai kultūrinis dalykas, ką irgi vadovai turi suprasti. Kaip tik užbėgot man už akių, nes kaip tik ir norėjau paklausti apie tą finansinį aspektą. Tai be abejo, tai yra labai gera investicija. Ir dar, kalbant apie tą empatijos pusę, tai aišku, jau išsiaiškinom, kad geriau yra nepykti nusižengusio kolegos, bet galbūt dar galima kažkokiu būdu skatinti ar padaryti kaip kokį mini apdovanojimus. Sakykime, kažkoks darbuotojas pastebi, kad į savo darbinį paštą gavo kokį realų phishing mailą, gal yra kokia nors forma, kurią galima užpildyti ir pranešti, kad galbūt tada kiti darbuotojai irgi būtų iš anksto, jiem būtų pranešta, kad jie galėtų tikėtis, kad jie galėtų panašaus tipo laišką. Ir kas pirmas tai pastebės, praneš, galbūt jisai, gaus, sakykime, 10 eurų volto kuponą, kad galima, sakykime, kažkaip netgi skatinti šitą dalyką, arba galima skatinti darbuotojus, kurie nebūtinai dirba kibernetinio saugumo srity, kartu važiuoti į konferencijas. Nebūtinai į užsienį, tiesiog į vietinę konferenciją nueiti, paklausyti, ką nors apie kibernetinį saugumą. Mes turime visai nemažai pas mus čia šalia vykstančių konferencijų ir galbūt netgi taip galima tiesiog skatinti netgi tokią veiklą. Tai čia vėlgi, čia toksai organizacijos vadovybės kaip ir klausimas, kaip jie mato tą pas save kultūrą, ar tai jie nori turėti kažkokius ambasadorius, ką tu ir minėjai, kad tiesiog darbuotojų rate, kad kurie nuvyktų
išklausytų apie kibernetinį saugumą, ar jie nori labiau turėti tokią kaip apdovanojimo sistemą. Vėlgi, su apdovanojimo sistemom irgi labai daug tokių gali išlysti momentų, kur gal tada tas per didelis skatinimas gali privesti prie tokio jau perlenkto to tokio žiūrėjimo visokiem dalykam, kas irgi bus negerai. Bet tiesiog reikėtų, racionaliai visą šitą dalyką žiūrėti, kad nereikia barti tų darbuotojų. Aišku, jeigu darbuotojai praneša, vėlgi tu klausai, kur gali pranešti, tai yra tiek NKSC formos, bet vis tiek pagrindinis žmogus tai turėtų būti jų, kaip darbuotojas organizacijos, tu ką turėtai suprast, tai kas pas tave organizacijoje yra tas žmogus atsakingas už kibernetinį saugumą, kuriam reikėtų pranešti, jeigu kažkas atsitiko. Tai ar tai tu gavai laišką, tai aišku, jį reportint reikėtų ir pranešti tam asmeniui, ar tai tu suvedai savo duomenis. Nes vis tiek, net jeigu suvedai duomenis, geriau yra neslėpti šito fakto, tiesiog paimti ir pranešti, pasakyti, aš suvedžiau ten ir ten, toksai atsiųsti puslapį, ta prasme, kad irgi galėtų užsiloginti šitus visus dalykus, nes tai yra labai svarbu. Ir tiesiog informuoti tuos atsakingus žmonės. Jeigu tai tau atsitiko nedarbo aplinkoje, tai vėlgi, galima pranešti NKSC, jeigu iš jūsų, pavyzdžiui, išviliojo pinigus, būtų labai svarbu pranešti policijai, savo bankui. Tai svarbiausia yra žinoti, kam pranešti, jeigu tai atsitinka. Vėlgi apie tai irgi kalbame mūsų mokymuose, bet čia irgi labai svarbus jau kaip asmeniui dalykas. Man taip pat atrodo, kad daugelį atvejų, jeigu, sakykime, yra ganėtinai didelė organizacija, 200 ir daugiau žmonių, tai galbūt dirba įmonėje, sakykime, 5 kibernetinio saugumo specialistai ir man atrodo neretas atvejis, kur žmonės nežino, koks yra pagrindinis kontaktinis asmuo. Galbūt žino visus tos 5 darbuotojus, bet galbūt nežino, kas yra pagrindinis kontaktinis asmuo. Arba jeigu tas pagrindinis žmogus išeina atostogauti, kam tada reikėtų rašyti? Ar man, pavyzdžiui, tiesiog rašyti šiaip savo vadovui, o tada vadovas turėtų tam kibernetinio saugumo pagrindiniam atstovui perduoti, bet tada išeina tokia ilga grandinė, toks sugedęs telefonas, tai man atrodo tikrai labai svarbu, kuo anksčiau, kuo greičiau išsiaiškinti tą pagrindinį kontaktinį asmenį, kas yra atsakingas. Tikrai taip, ir čia yra tas, sakau, labai svarbus momentas, ir čia gal grįžtant prie to procedūrinio tokio, čia yra procedūrinės grandies tiesiog silpnumas. Bet kaip darbuotojas, tu turi teisę klausti, ypač jeigu tau svarbus tas kibernetinis saugumas ir nebūtinai kibernetinis saugumas, nes su fiziniu saugumu realiai tas pats gali gautis. Tu turi žinoti, kam tu gali pranešti. Jeigu vienu atveju arba kitu atveju tu turi teisę žinoti. Nes tu kaip darbuotojas, tau svarbiausia žinoti, kam pranešti ir pranešti, kaip kažkas atsitinka, o jau visa kita grandis turi sureaguoti į tai. Tai čia ir yra labai svarbus momentas ir reikėtų klausti šitų dalykų. Reikėtų žinoti. Ir dar buvo pas mus kaip tik mintis apie įvairius vykstančius renginius. Tai labai būtų įdomu išgirsti, kaip visgi NKSC bando pritraukti jaunimą prie kibernetinio saugumo srities. Taip, tai labai jau mes čia ilgai prakalbėjom šiaip apie mokymus, bet mano asmeniškai vieta mūsų skyriuje ir tokia pagrindinė užduotis tai yra darbas su jaunimo bendruomenėmis kibernetinio saugumo. Tai šiuo metu Nacionalinis kibernetinio saugumo centras su mūsų partneriais iš Vilniaus universiteto, Vilniaus Tech, Kauno technologijų universiteto darome keletą tokių veiklų, kurios yra specifiškai susijusios su jaunimu, kibernetiniu saugumu. Tai yra kibernetinis maratonas ir kibernetinis sprintas. Tai kibernetinis maratonas yra veikla, kuri yra skirta moksleiviams, dabar kaip tik vyksta registracija į ją, nors jau tikriausiai kaip šitas epizodas išeis, jinai bus pasibaigus ta registracija, kur mokyklos registruoja savo komandas, tiksliau ne mokyklos, o mokytojai specifiškai, nes mokyklos gali kelias komandas turėti, į tą veiklą ir jos metu visų mokslų metų laikotarpiu bus tam tikri etapai po 4 dienas, kada bus pateikiamos tam tikros užduotys ir mokyklos tos komandos galės jas spręsti. Po to pasibaigus etapų jie gaus aprašymus, kaip tos užduotys turėjo būti išspręstos ir tokiu momentu tai pačiai šiek tiek varžysis, bet tokia lengva forma, bet tuo pačiu metu ir galės išmokti, kaip tas kibernetinio saugumo tas toksai techninis aspektas veikia. Kas mokyklose yra sąlyginai svarbu, nes tas techninis aspektas mokyklose nėra labai padegiamas kibernetinio saugumo. Mokiniai mokinasi programavimo, matematikos, bet to kaip kibernetinio saugumo, nebent pats mokinys nori išmokti, tai nelabai ras vietos, kaip išmokti. Tai čia yra kibernetinis maratonas, o kibernetinis sprintas jis yra skirtas tiek mokiniam, tiek studentam.
Jis labiau yra tokios jau nacionalinės varžytuvės, po kurių yra sudaroma nacionalinė kibernetinio saugumo komanda, kuri jau vyksta į Europos kibernetinio saugumo iššūkį, tai atstovauja Lietuvą. Tai šiuo metu irgi turime komandą, kuri kaip tik spalio mėnesį ir vyks į šių metų Europos kibernetinio saugumo iššūkį, kuris vyks Varšuvoje. Ir vėlgi, dalyvaus, atstovaus Lietuvą, pasiims patirtį tiek iš kitų šalių, tiek vėlgi linksmai praleis laiką. Bet man asmeniškai, kodėl yra svarbios šitos veiklos, nes mes dabar kalbame apie tas bendruomenės, apie organizacijas, bet vėlgi, tie specialistai, jie ateina iš jaunos kartos ir bandoma, o pas mus Lietuvoje ta tokia jauna karta, jinai nėra suaktyvuota dar į tą kibernetinį saugumą. Mes turime visokių bendruomenių jaunimo ir viskas gerai, bet noris ir kibernetiniam saugumui tai vietą surasti. Ir pasižiūrėjus kitų Europos šalių pavyzdžių, ten kokios Danijos, kur šitie kibernetinio saugumo iššūkiai pas juos nacionalinių lygmenių yra vos ne jų kaip ten sportas nacionalinis. Vėlgi, niekada iki krepšinio nepasieksim, netikiu, bet turėti kažkokį tai žinojimą mokyklose, universitetuose, kad vyksta tokios veiklos į metus, ten bent programuotojų tarpe, arba tie, kas suinteresuoti kibernetinį saugumą, būtų labai puiku ir turėti tas bendruomenės, kad vėlgi jaunimas žinotų, kur jie gali eiti ir galbūt netgi padėti tam jaunimui prasimušti į kibernetinio saugumo sferą, tai labai svarbu yra ir toksai tikrai didelė misija, kurią mes bandom atliepti šitomis veiklomis. O kalbant apie patį Cybersprintą ir mūsų turimą nacionalinę komandą, kur jau konkursas prasidės, kiek pamenu, spalio 6 Varšuvoje, tai labai įdomu dar pasitikslinti, ar čia kiekvienais metais vykstantis konkursas. Taip, tai reiškia, čia irgi tikiuosi galbūt publikai įdomu žinoti, kad renkama komanda moksleivių ir vyresnių iki 25 metų žmonių, tai labai smagu girdėti, kad kiekvienais metais vyksta ir galbūt tai paskata ir kitiem bus, kas susidomėję dalyvauti atrankoje, būti kempuose ir galbūt kitiem dar patekti į šį konkursą ir atstovauti šalį. Tikrai taip, tai kviečiu visus, iš pradžių kalbant apie mokyklas, jeigu esi mokinys, tai tu nežinodamas jokių kibernetinio saugumo pagrindų gali viską realiai pradėti kibernetinio maratono metu, jeigu tave bent kažkiek domina tas kibernetinio saugumo techninis aspektas. Vėlgi reikia turėti omeny, kad tai, kas rodoma serialuose ar filmuose, nėra pilna realybė kibernetinio saugumo ir tie techniniai aspektai, jie nėra galbūt tokie paprasti ir tai tikrai yra specifiškas dalykas, bet galbūt tu atrasi ten save, o jeigu išsibandysi ir neatrasi, tai vėlgi čia nėra problema. Kalbant su sprintu, dėl nacionalinės komandos to viso kūrimo, taip, tai vyks kas metus tas renginys dabar yra planuojamas, vėlgi kitose šalyse Europos irgi taip pat vyksta, siekiame suburti tiek tuos mokinius, tiek studentus, su studentais biškį yra įdomiau vėlgi, jie būna vyresni. Mes čia net kaip tik dar kalbėjome prie podcastą su tom studijom, kai būna, kiek yra studijų iš tikro programų kibernetinio saugumo, nes studijų metu tai jisai dažniausiai yra paliečiamas magistro metu. Yra tik tais viena ir dvi programos, kurios kaip bakalauro studentam yra jau taip fokusuotos į tą kibernetinį saugumą. Tai vėlgi pagrindė apie tai išgirsta magistrantai, bet jeigu atsiranda tokių studentų, kurie irgi yra suinteresuoti kibernetinio saugumo ir net jeigu jūs neturite pagrindų to, tai jūs tikrai galite tam pačiam kibernetiniam sprinte sudalyvauti. Ateityje iš viso yra planuojama tiesiog turėti tokią kaip ir platformą, kurioje bus tos CTF užduotys, kurias jūs galėsit pasitreniruoti, patys viešai vėlgi prisijungę paspręsti ir pasižiūrėti ir įsivertinti. Tai šitos veiklos, ar jūs pradedat, ar jūs norit varžytis, jos vis tiek jums vienu ar kitu atveju atlieps jūsų tą poreikį ir suteiks jums galimybę tai padaryti. Realiai. Aš manau, kad jau einant link pabaigos, taip kaip labai priimtina spalio mėnesį, kuris yra pasikartosiu Cyber Security Awareness Month, kur kalbama apie kibernetinio saugumo higieną, gerasias praktikas, tai mes, taip sakant, pakalbėjome apie mokymus, apie kultūrą, apie nacionalinio kibernetinio saugumo veiklą. Ir priminsiu, kad mūsų pavadinimas šios serijos yra interneto higiena misija įmanoma, tai aš tikrai manau, kad tai panašu, kad realiai įmanoma misiją išpildyti. Ir dar tęsiant mūsų rubriką, tai paskutinis klausimas jums yra, ar turite kokį mitą, kurį galėtumėte paneigti su kibernetiniu saugumu?
Mitą, kurį galėčiau paneigti. Nu, galbūt nebūtinai Jo. tiesiog susijęs su kibernetiniu saugumu. Jo, aš galvoju, gal tokia žinutė, vat kalbėjom apie jaunimą, ką aš norėčiau jaunimui perduoti ir kas labai yra svarbu, kad jaunimą galbūt domina ne visada tie tokie, ne tai, kad nelegalūs dalykai, bet vėlgi, kibernetinis saugumas jis iš dalies yra, kaip suprasti, kad toks dalykų laužimas yra. Ar tam tikrų, nu, ne visada teisingų, ar moraliai, ar etiškai gerų dalykų darimas. Tai jaunam žmogui reikia suprasti, ir ne tik jaunam, ir saugusiam žmogui, kuris tą jauną žmogų bando paduoti jam kryptį, tai kad ta veikla taip, jinai yra bloga, bet jinai rodo tam tikrą žmogaus susidomėjimą ir vėlgi tas kritinis mąstymas neateina be tam tikro tokio požiūrio ir iš tos blogosios pusės, tai nereikėtų į viską tikriausiai žiūrėti kaip į juodą ir į baltą, o tiesiog yra tam tikrų dalykų, kuriuos reikia galvoti, kaip mums paimti ir apkeisti tą, kad iš galbūt to negero poelgio pasidarytų geras ir būtų išnaudojami tie patys, tas pats talentas arba tie patys sugebėjimai daryti gerus dalykus. Aš lygiai taip pat pati asmeniškai supratau, kad galbūt programuotojo kelias nėra visiškai man, nes aš supratau, kad aš daug labiau mėgstu ne kažką statyti, o kažką laužyti. Ir kalbant apie apskritai kibernetinio saugumo sritį, aš man atrodo jau daug kartų visiems pasakojau šitą istoriją, bet tikrai aš buvau tokiame vidinėme organizacijos kibernetinio saugumo specialistų arba tiesiog, sakykime, hakerių būrelė, kuris registravo apie 15 žmonių, atėjo 15 žmonių, tada labai greitai liko per pusę mažiau kokie apytiksliai 7 žmonės, nes tikrai labai greitai visi suprato, kad tai, be abejo, labai skambus žodis hakeris ar panašiai, bet iš tiesų reikia labai daug darbo įdėti, reikia kantrybės, reikia būti krapštukų, reikia pabūti ir kūrybingų ir panašiai, tai tikrai labai, labai pilnai pritariu šitam teiginiui. Taigi, šiandien mūsų serija baigta ir dar kartą labai noriu padėkoti mūsų svečiui, Povilui Klėgeriui, ir su jumis kartu buvau aš, jūsų vedėja Agnė Marija Bučytė. Ačiū jums. Ačiū.